Mes tęsėme laidą ir šiandieną rubrikoje Knyginėjimai trumpai populiariausias Lietuvoje literatūrinis duetas Indrė Pavilonytė bei Martynas Pavilonis. Ir šiandieną pristatysime du jų kūrinius. Sveiki atvykę. Sveiki. Tai aš manau, pradedam kibti darbą ir pristatykime tos kūrinius. Aš esu pirmiausia pasižymėjęs Avelė nenori miego. Labai smagus pavadinimas. Tai paprašysiu papasakot, kokia ten Avelė ir kodėl jinai nenori miego. Tai gal pirmą paminėsiu, kad čia yra mūsų 10-oji bendra knyga, tai tokia jubiliejinė. Tai mums ypatinga dėl to. Ir dar vienas ypatingumas, kad tai yra pirma eiliuota knyga, nes šį kartą tiesiog tas pasakojimas apie avytę, kuri nenori miego, kurios istorija iš principo įkvepia mano vaikas, kuris kartais nenori miego ir ieškai būdų, kaip įtikinti jį, kad miegoti yra smagu. Tai ta avytė tiesiog prakalbo eilėmis ir labai graži, labai tokia raminanti ir kviečianti miegoti. Sakote eilėmis, sakykime, tai Taip. gal kokią ištraukėlę galima Galiu šiek tiek paskaityti, trumpai, kad būtų- jo, tuoj. Tai galiu truputį nuo pradžios tada. Virš miesto pakibo ryški pilnatis, ten iš sapnų mes statysim pilis. Pabiro dangui milijonai putlių, ne žvaigždžių milijonai avių. Šaliuoja būreis dangaus patalais, kanopomis trypia minkštais ir švelniais. Iš Vilnų purių jom žyra sapnai, lovose šiąnakt jos gaudys vaikai. Ar galim parodyti Jo, iliustraciją? ir galim parodyti iliustracijas. Aš kaip suprantu, Indrė, eilės yra jūsų, Taip. o Martynai jūs iliustravot. Jo. Taip, mūsų duete aš esu rašantis žmogus, Martynas iliustruojantis ir darom tai kartu. Tai iliustracijos irgi tokios pūkuotos ir minkštos kaip debesėliai arba kaip pataliukai. Tai tiesiog mums šitą labai mielą knygutę, nes ir jubiliejinė, ir truputį kitokia nei įprastai. Nors vėl apie naktį, pas mus dažnai apie naktį viskas vyksta. Nakties tematika vyrui. Taip. Jo. Tai va. Gerai, dar turime kitą, ar ne, iš naujienų, kaip suprantu, Marmiai. Taip. Dingusio žaislo detektyvas. Ir tai, ar aš gerai pasižymėjau, kad tai 7 dalis? Taip. Marmių pasaulyje, taip, tai yra 7 jau Tai dalis. labai ilga, kaip sakant, tęstinumas ilgas. Ilgas tęstinumas ir labai smagu, kad net kai jau pagalvom, kad gal jau reikėtų staptelti, tai skaitytojai to neleidžia padaryti. Labai Prašo smagu. skaitytojai. Taip, kiekvieną kartą susitikimuose visą laiką būna išėjus knyga prieš mėnesį ir klausia, kada nauja, tai labai smagu. Apie ką daugmaž siužetas rutuliuojasi? Taip, tai šitoj daly, Marmiai apskritai, kas dar nežino, galiu supažinti, kad tai yra tokie juodi padarėliai gyvenantis Martvudo girioje ir kiekvienoje knygoje mes pasakojam jų istorijas remiantis kažkokiam emocijom arba jausmais. Tai šioje knygoje daugiausiai dėmesio skiriam draugystį, bet ta draugystės tema atskleidžiama per detektyvą. Taip, tai dingsta vieno personažo mylimiausias žaislas ir jis kimba į detektyvo darbą ir bando jį surasti. Ir randa kai ką daugiau. Ir randa daugiau nei tik žaislą knygos pabaigoje. Paprašysiu žiūrovams dar parodyti iliustracijas. Martynai, jūs. Gerai. Nes jūs, kaip sakant, užsiemate šiuo reikalu. Jo. Čia nematau, kur rodyt, gerai. Kaip sukurti knygai iliustraciją, Martynai? Tai yra sudėtingas darbas? Aš labai pripratęs, labai daug metų tai darau, tai man kaip ir nėra sudėtingas. Ypač, tarkim, su šito Marmių knygom, tai jos man labai greitai pasigamina, nes tiesiog jau, kadangi 7, tai aš tiesiog jau automatiškai viską moku padaryti. Tai man yra lengva daryti. Su kitom knygom, tarkim, Avelė užtruko šiek tiek ilgiau, nes tai yra naujas personažas. Reikia šiek tiek kitaip sukurti. viskas, jo. Tai yra to tokio... Marmių pasaulis tai jau gyvena mūsų galvose, ten pas mus ten tų istorijų dėl to tiek daug ir gimsta, nes tiesiog jie labai daug vietos galvoje užima. Tai ir... Na, Martynas sako, lengva ar ne Taip, sukurti taip. iliustraciją. Ieva pasakytų, gal sunkiau yra sukurti istoriją, jeigu ji yra nauja. Tai kaip čia yra? Kartais tų istorijų galvoje net yra daugiau negu laiko parašyti. Tai vėlgi labai, labai priklauso nuo laikotarpio gyvenime. Tai šita istorija visai gan smagiai ir lengvai gimė irgi. Šiaip šita knyga mums taip labai kaip sviestu patepta, labai lengvai atėjo. Apskritai kūryboje, ar ne? Nes jūs vis tiek, kuriate vaikams, ar ne? Sunku šiam tipui žmonių kurti? Grupiai žmonių. Kaip ir bet kokiam darbe turbūt visaip gali būti, bet mes stengiamės daryti tai su malonumu,
nes tikriausiai, kai darai tai su malonumu, tada ir skaitytojas jaučia, kad tai nėra kažkoks išgalvotas, pergalvotas, į kažkokią auditoriją būtinai taikomas dalykas, o tiesiog darai iš širdies ir tada turbūt nuo širdesnis darbas daugiau ir patraukė ir užkabina širdį. Į temą ir ne į temą, kad turim Marmių spektaklį, kuris vyksta ir galim visus pakviesti šį savaitgalį gruodžio 8 dieną Menų spaustuvėje Vilniuje, po to bus Kaune ir vėliau ten dar kitose miestuose, tai irgi kam patinka Marmiui gali. Teatrai jau persikėlė, tai smagu, kad tie personažai gyvena ne tik knygose jau. Jau išvysta tikrai gyvenimą, kaip sako. Jūs turite dar vieną knygelę, ką ją galite? Tai čia yra mūsų jau senesnė knyga, Šikšnosparniuko kalėdos, jin yra kalėdinė, žiemos. Jau trečias kalėdas turbūt. Jo, bet labai žmonės, toks mūsų bestselleris, tai mes ją visą laiką prieš kalėdas išsitraukiam, parodom visiems. Ir norėjom pasidžiaugti, kad ką tik išėjo daniškas leidimas, tai dabar ir Danijos vaikai jau susipažins su mūsų Šikšnosparniuku, tai tiesiog labai smagi kalėdinė istorija irgi apie tai, kad svarbiausia per kalėdas iš tikrųjų yra ne dovanos po kalėdų eglute, o tai, kas yra šalia tos kalėdų eglutės, tai yra mūsų mylimi ir artimi žmonės. Sakėt, į Daniją iškeliavo danų kalba. Ar dar yra kur nors iškeliavusios jūsų knygos, turime verstos į kitas kalbas? Yra jau planuose ir sutartise pasirašyta, bet gyvai dar neišleista, bet žodžiu, kad pakeliui. Žodžiu, skandinavai mėgsta. Skandinavai, irgi apie tamsą. Kas labai smagu, nes patys mėgstam skandinavus, tai smagu, kad ir jie įvertina. Išklauso jūsų. Taip. Dar norisi paklausti apskritai apie jūsų tokį tandemą, ar ne? Kaip gimė jūsų tas duetas? Kaip nusprendėt, papasakokit, nes, dažniausiai būna vienas, ar negi toks rašytojas ir kas nors, pavyzdžiui, iliustruoja kitas, ar ne kažkas sukuria istoriją, jūs čia taip suvienijot jėgas. Pas mus labai gerai gausi, kadangi ne visą laiką rašė nuo vaikystės ir įstojau žurnalistiką, dariau rašę visą laiką, aš visą laiką paišiau, grafinį dizainą studijavau, tai mes kažkaip automatiškai netyčia Indrė pasiūlė, kad norėtų knygą parašyti, tada prašė manęs, kad iliustruočiau, aš ten iš pradžių nenorėjau, nes netaip, paišiau kitokius piešinius, nelabai vaikam gal. Bet po to kažkaip sutiko, aš labai trumpinu šitą istoriją. Tada kartu padarėm pirmą knygą, tada man labai patiko, tada padarėm kitą knygą ir labai daug durų atsivėrė. Smagus sutapimas, kad tiesiog abudu pasiskirstėm tas rolės, kurios yra būtinos knygai, vaikų knygai ir esam šeima. Tai tiesiog labai patogu ir... Jo, labai smagu, nes labai daug durų kitokių atsidarė su tuo knygų pasauliu ir tokiu... Šiaip mes turim tokią bendrą fainą veiklą, kur galim, bendrauti, taip kažkaip. Šeima, bet ar kūrybiniam procese nesipykstat? Pykstamės, visko būna. Būna verda, ar ne? Tai visko būna. Vyksta? Netinka iliustracija, ar nepritaiko Martynas iliustracijos prie istorijos, ar atvirkščiai? Būna ir šitą, būna ir visai. Šiaip mes džiaugiamės, kad dažniausiai tikrai neblogai sutarėm ir galiausiai vis tiek visada randam tą bendrą sutarimą, kaip čia turėtų viskas atrodyti, bet visko būna. Bet vėlgi, galbūt geras dalykas, nes su broliu ir sese, kai pykstėsi, tu gali labai aistringai tuo metu susipykti, bet tu vis tiek po 10 minučių susitaikysi, arba po pusvalandžio. O su svetimu žmogum gal tu kartais ir įsižeistum ir tiesiog nebenorėtum turėti jokio santykio. Tai ir naudinga yra. Matyt, visi žino, kas turi brolių ir seserų, kad pyktis atsiranda kartais iš nieko. Bet jeigu paverčiat pykti kūrybiniu procesu, tai iš vis sveikintina. Taip. Dar noriu paklausti apskritai jūsų tą tematiką. Jau minėjote, kad tamsą mėgstate, bet... Kuo jūs vadovaujatės kūryboje? Ar turite išsikėlę kokį tikslą? Vis tiek rašote vaikams, ar ne? Ar norite edukuoti, ar norite tiesiog, linksmai, kūrybiškai vaikams padovanoti tokią kaip kūrybinę dovanėlę? Visose istorijose mes kažkokią nepaslėpiam net, bet pasirenkam kažkokią temą apie jausmus. Mėgstam personažus, kurie yra iš pirmo žvilgsnio nelabai pritampantis. Gal nemėgstami, tas pats Šikšnosparniukas daugam atrodo nejaukus gyvūnėlis arba marmiai juodi, gyvena naktį. Pirmose knygose mes kartais sulaukdavom irgi komentarų, kad atrodo iš pradžių gan baugiai ir nejaukiai, bet po to pažįsti, kad ten po tuo juodu kūneliu slypi gražus. Mielas minkštas Šikšnosparniukas. Taip. Tai mums patinka tiesiog nestandartinį tokį personažą pateikti, kad jis yra toks pat kaip ir visi ir vertas meilės. Tiesiog parodyti, kad verta įsigilinti labiau negu spręsti apie knygą iš viršelio. Ir visiškai pabaigai trumpai,
kokių turite užmojų kūrybinio proceso galvoje, tekmėje, galvojate kažką naujo išleisti? Jau? Tikrai taip, nesustoja šitas, kadangi ką tik išleidom šias 2, bet galvoju, jau sukasi naujos mintis ir mes taip pavasarį jau galutinai apsisprendžiame, ką leisime ir kimbame darbus ir tada rudenį, žiemą jau džiaugiamės rezultatais. Tai aš palinkėsiu Jums sklandaus kūrybinio proceso ir ačiū už tai, kad atvyko čia. Dėkui. Dėkui.